mes traukiniu 4-15 valandų kelionę. Ir jau yra 9 valandos vakaro, tai jis ruošiasi miegoti. Yra patalinė nauja duodama, pagalvėlė ir storesnis pledas po užpakaliu. Aš esu per vidurį. Donatas yra viršuje. Va, yra 3 gultai. Vienas apačioj, vienas per vidurį, vienas viršui. Labas rytas, atvažiavome į Goa valstiją. Tai va, pagaliau karvės šlaistas. Nežinau, labai laukiu, kad atvažiuotų valstiją, kur karvės aplinkui vaikšto, nes jos turi tokius ragiukus. Bet žodžiu, tėtis sakė, kur tos indų karvės. Tai va, atvažiavam pagaliau valstiją, kur tos indų karvės vaikšto gatvėse. Ir čia puiku, kad jos taip vaikšto. Va, yra galima važiuoti autobusu 1,5 valandas arba 2,5 priklauso, kaip pataikysi. Mes kaip visada nuomojamės motorolerių ir per pusvalandį būsim. Gal. Tai va. Jau prasideda visokie kalbinimai. Reik būt naglesiniamu čia, taip sakant. Turisto matė jau prekybininkai. Jau čia pardavinėja. Jau pardavinėja. Turi sakyti ne! Ir tada atsiknisa. Kol kas. Tai va, atvažiavom dabar. Eikit namo, 8 ryto! Gogo, šventoja Palanga, kaip čia pavadinsi, Karačia, Indijos. Nu tai va, tūsina chebra nuo vakar dar, 8 ryto, varom toliau, kaip sakoma, dar nesimato pabaigos. Balius vyksta, muzikytė groja, čia turbūt visą naktį, visą dieną varo. Non-stop, kaip sakoma. Alkoholikai. Alkoholikai baisi. Ką jūs daro? Narkomanai, alkoholikai, ką jūs darot su savo gyvenimu? Motorolerių ir kondicionierių skauda gerklę, skauda nosį, jau šiąnakt buvo sunku miegoti, tai užsukome vaistinę nusipirkti, parekomendavo nuo kosulio žodžių sirupą. Tai va, čia visokie natūralūs ingredientai. Nu, tai euriukas. Euriukas. Jėzus Marija, jūs galit patikėti, kiek iš tikrųjų savo šalyse mes sumokam ne už patį produktą. Nu, ką darys? Skris. Žmonėlė.
pavalgyti ir numalšinti savo emocijas Goai. Šūdas ta Goa, aš taip jums pasakysiu. Nu, bent jau šiaurinė dalis. Visi bando, va kaip įsivaizduojam indus, kad tipo bandys apgauti, išlupt, kažką apsukti. Tai va čia taip ir yra. Mums kontrastas atvažiavus iš pietų Keralos, iš Keralos, tai čia taip kaip iš Europos į Indiją turbūt. Nu, iš Europos į Indiją, jo. Žodžiu, kodėl taip sakom? Sugalvojom, tipo, pabandyti visokius vandens sportus. Tipo 5 vandens sportai, ten su visokiom padangom patampo, su valtim patampo, su vandens motociklu, pakelia į orą, tipo parašiutas. Nu, susiradom, atvarom, o ten faršas yra tiesiog pavežioja. O ten iš tikrųjų yra faršas. Tai principė tame, kad rašo, jog truks viskas 1,5 valandos, tai tiek ir truko. Bet jeigu tai paimtum, kiek iš tikrųjų truko kiekviena veikla, tai, nu, iki minutės, dažniausiai koks 30 sekundžių. Tave uždedam, tikrai esat visi matę ir Palangoje ir visur tipo ant banano. Uždedam banano, tai jie tokį čiut paplaukia. 10 metrų paplaukia, apsisuka, tada gale stovi iš jų chebros žmogus, visus nuverčia į vandenį, tipo experience'as, ale banga nuvertė. Visi nukrenta ir viskas baigėsi. Ir visi kiti lygiai taip pat ten, vandens motociklas. Paikit ten, tave pasodina, kai vaiką, biški paveža viso gero. Nu tai, žodžiu, biški jaučiamės apgūti. Iš kitos pusės 13 eurų žmogui te kainavo. Tai nors pakelimas tos parasailingas, gal įdomu buvo bent pabandyti už pigiai. Tai va, bet šiaip čia, kaip varo biznį, sutikom vieną, sako, aš Anglijoje 7 metus buvau, grįžau į Goa, žymiai geresni pinigai. Jau kelinto žmogaus paklausiu, kaip biznis, sakau, sako, žiauriai geras. Tai sakau, ar čia prieš Covidą buvo geriau? Ar prieš Covidą buvo ten tipo, ar atsigavo po Covido baigtų, sako, per Covidą buvo patys geriausi laikai. Ir sako, ir dabar labai geri laikai. Nieks net neina jokias darybas, nes tiesiog pilna žmonių. Žodžiu, nerekomenduoju važiuoti Goa. Ir visur, turistų atvaro ir turtingų indų. Parkavimas 10 kartų brangesnis ir vis žiūri, kur dar nori nuotraukos mokėk, nori telefono ale maišiuko, kad neapsitaškytų mokėk, kad daiktus pasaugok mokėk ir kainos, indiškai palyginus, tai žiauriai didelės. Du žmonės gali pavalgyti Indijoje už tiek, kiek nori pasaugoti daiktus, 200 rublių. Ir visi žiauriai kyrus, labai siūlo ir jiem ten pasakai, kad brangu, tai tipo įsižeidžia, tai mes juos paauklėsim čia būdami. Rusais mumis aišku laiko. Rusų yra paplūdimiai, kurie vien tik rusų yra skirti. Čia valgo, žiūrėk, nesiranda. Nors ir indai atvažiuoja. Ai, čia išpizdėjo tokie indai atvažiuoja. Čia atvažiuoja indai, kurie pinigo turi. Čia, kurie yra vargšesni, mažą atlyginimą gauna, vidutinį atlyginimą gauna. Čia be šansų yra, jiem čia yra ujujui. Tai va, kol kas tokie įspūdžiai, kol kas esam. O vanduo šiltesnis ir fainas labai Keraloj, Kovalame beachas, fantastika, skaityk. Jo, tai kol kas, jeigu lyginant Keralą ir Goa, tikrai, jeigu trumpas laikas, tik į Keralą, bet ne į Goa, kol kas. Bet gal dar pasikeis nuomonė, tikiuosi. Vėl iš nuotraukų gerai atrodo. Va, toks paplūdimys visas, pilnas barų ir tiesiai ant paplūdimio jūra ir bariukai. Įvairiausios muzikos. Aišku, gyvos buvo, tikrai ne ten praėjime, promenadai tokia, bet net jūros čia daugiausia klubeškas, techno, transas ir panašus dalykai. Tai va, tai veiksmas čia vyksta. Ir kaip pastebėjom, taip ištisą parą kai kuriuose tuose baruose yra vienas, kuris 24 valandas, aš kaip suprantu, veikia. Tai va, tai gražus šitie barai yra visko, ko tik nori. Ir išgerti, ir parūkėti jau čia pilna, žodžio, tinka.
tinka tiem, kas to ieško. Bet galima ir pasivaikščioti paplūdimiu, šiltas vakaras, jūra, graži žmona. Va toks vakariukas, gal užeisim į gyvos muzikos, gal neužeisim, pražiūrėsim, jeigu neliūdna gros. Bet gal ir eisim jau į savo apartmentus. Ai, dar kas įdomu, tai karvių daug. Paplūdimy. Dieną mieste šiukšlės ėda, o vakare paplūdimy, va. Pieharina, čia karvė yra, prašau. Apulius. Ten toliau yra būrys karvių. Ten babulka kažką tai valgyt gamina. Vietinis restoraniukas. Staliukus pasidėjus. Tai va čia, jeigu nori pigiai pavalgyt, gali pas vietinę babulką su švieselienait. Žmogus medituoja paplūdimys ir dainuodamas. Nu va, čia minėtos karvės. Čia babulka gali pavalgyt. Nu, karvės akys matosi žiba. O, pasižiūrėjo į mane. Bet jis nereaguoja į žmogų. Jos baisiai nereaguoja. Va, kita karvytė. Dar viena. Nu, tai to eik. Va. Čia karvytė. Čia karvytė. Bet kitokios karvės nei Lietuvos. Kitokios, kaip šuniukai kokie. Va, jaunos karvytės. Ten didesnis karvytės. Ten jau bulius su ragais. Kas pikta? Šitą? Ne, žinau, neatrodo pikta. Visi. Guli ir guli. Nesidegina, čilina. Irgi muzikytė groja viską. Kojom nečilint. Nu, tai va toks va tas paplūdimys vakare. Tai va čia ta promenada dar kita, ne prie jūros, nu čia šalimai, lygiai grečiai prie pat eina visa gatvelė. Tokia kaip Basanavičiaus, kaip dar kada pagrindinė tokia barų irgi gatvė. Daug čia visokių smilkalų, tokių dusinančių kai kur. Ai, bet tokia nieks nesfaltuota, žvyrelių eini. Na. Galvoju, kur čia papuoliai, bet kiti žmonės eina, tai čia lyg ir papuoliam. Nu, čia toks viena pagrindinių gatvelių, bet gatvė tai tokia indiško dar stiliaus nesutvarkyta, keliai geresni. Bando būti čia europiečiai, bet... Nedamuša. Europinės bando kainas lūp, bet dėl standartų dar dirbti reikia. Na, biškai reikia pasiekti europiečius. Na. Tai va, čia dėrėjausi, už bliuską norėjau 800, kas ir 9 eurai. Po to sakau 300 duosiu. Sako, ne labai gera kokybė. Va, ta pati prisimena. Laukia, kol praeisi. Sako, grįžk. Tai sakiau, 3 duosiu, sako, ne. Labai gera, 6 imk. Tada, kai išėjau, sako, 5, po to, kai toliau nuėjau, 4 reikia, žodžiu. Na, taip mašinas bando pravažiuoti čia sėkmingai, tai ačiū Dievui, mes mašinų nenuomojam. Pirdos geriau šitų atžvilgių važinėti, iš Keralos atvažiavę. Dabar jam sėkmės. Ir sėkmės, kaip sakoma, čia tais milikais pravažinėti. Aš geriau jau 2 ratus pasiimsiu. Karvė. Vietinė karvutė. Gerai, kokios kainos? 20 centų, 5 gabaliukai šitų su padažu, svogūnai. Mano šitas 30 centų, bulių sriuba. Bulvienė. Bulvienė. Už euriuką gali pavalgyti. Atvažiavome tokią mini salą, Donatas labai norėjo užsukti. Tai kas įdomu, kad buvus Portugalijos kolonija. Tai vat, užtat labai daug bažnyčių ir tos bažnyčios matomai jos yra net faktas, kad nenaudojamos, bet matyt, kadangi ne pagrindinė religija, tai niekas pinigų neduoda.
Ir užtat jos yra apgriuvusios. Čia irgi yra įdomu. Kur klausyta, Keraloj pilna sutvarkyta. Keraloj pilna sutvarkyta, jo, nes ten yra krikščionių daug. Bet dėl to, kad valstybė ten kita Pati valstija, ne vyriausybė, pati valstija, žodžiu, duoda pinigų. Nes ten komunistai, kurie duoda pinigų. Jo. Nu va, ir čia yra laivai tokie žiauriai užudėję, faktas nenaudojami jau, bet va, irgi stovi ir stovi. O ten yra toks tiltas. Kur dabar tas tiltas, va, labai baisu buvo per jį važiuoti man, Donatui, ne, kaip visada. Atvažiavom į šventyklą, naujai pastatytą, Krišnaistų berods. Žodžiu, tai čia dar tik tais arka, bet va, pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai yra batus. Nusimauti, va, ir eini, karštas kilimas. Va taip. Taip einame. Einame ir po to parodysiu jau pagrindinį. Visi eidami kažkodėl pazvambina. So when you're getting into the temple, everyone rings the bell. Gražiai aplinka, viską normaliai, tinka. Patinka. Nu, verta važiuoti valandą. Va, eisiu ir aš pazvambinti. Nu, Donatas, ar pazvambins ar ne? Aišku, kad zvambins. Sakiau, kad zvambins. Kaip karšta. Ai. Oi, kaip karšta. Nu ką, lotusą turim kažkokį. Čia kažkokie, nu tokie va visokie. Nu gražiai išdirbta. Marmuras visur labai fainas. Šitoks stilius ir namie, ir ne namie. Kažkokie elementai. Va, stovi 3. Taip. Tiek tos ir šventyklos. O čia meldžiasi, kažkaip iš vis nieks neaišku. Tai čia ir Krišnaistai turėtų ateit, bet ką, atėjo, pafotkino ir išėjo, taip gaunas. Nu, tiek tos ir šventyklos. Įeini žodžiu, va tokie visokie gražūs raštai. Nu, man patinka šiaip. Man patinka tokie raštai. Ne balti, o pilkšvi. Patinka marmuras, gerą įvaizdį duoda. Nu ir va čia jų dievukai. Čia dievukas sėdi savo atėję. Nežinau ką, nei meldžiasi, nei ką sėdi tiesiog. Va, ten dar tokios 3 deivės. Va, ten yra mano mėgstamiausias dramblys. Čia tipo vaiko, kaip čia, maža dramblio galva ant žmogaus kūno. Ir čia yra dievas. Aš vadinu drambliu, tai supyksta, kas jį, nu nesupyksta, bet taip tipo geriau nevadint. Bet va, su dramblio galva, va čia yra. O šito dar nemačiau, aš čia aplinkui. Bet va, gražiai išdirbta labai, va, viskas spindi, viskas gražu. Tai neprikipsi. Neprikipsi. Mūsų įleido į pirmą šventyklą, pagaliau džiaugiamės. Į kitą neįleido, nes neturėjom atitinkamų rūbų, turėjom per daug daiktų. Tai pasirodo, kad tiltų, kur važiavau, tai nebuvo galima važiuoti. Dabar vėl būčiau važiavęs, bet jau vietiniai sako, nebevažiuok. Negalima. Tai va, o čia atvykom į kažkokį tai parkiuką. Kas čia yra? Mungrovka vadinasi. Mungrov. Va, kažkoks parkiuks. Gali va ateit pasisėdėt. Kažkokį va pasivaikščiojimą į įlankas, o čia reikia nulipti. Aplink tų medinių, aha, reikia eiti. Lipa. Kaip džingliukės čia gali pasivaikščiot, gal ir įdomu. Biški medžių, biški upės. Ir tokia
Bet tai ten jau galas, į ten reikia eiti. Paaiškinta, matai. Bet tai prastas šitas plastikinės dėtos, terasinės lentos. Jokio pagrindo normalaus čia. Tam kartui pagalvojom. Tam kartui nieko. Ėjom, gražus parkas, augo medžius, ypatingi medžiai, tarara, vanduo. Ir bum. Priėjom tokį. Terasos lentos, jei kam reikia, gali pasirinkti. Yra, nesunku, su grėbliu gali drąsiai pasimti, jei tik nori. Akivaizdu, kas prižiūri, nelabai nori. Sako, ai. Na, bet eina kvietiniai tai kaip ant lentų. Tai jokių problemų nebūtų, mes čia europiečiai esam. Išpindėję. Išpindėję. Na. Žodžiu, šitie brodai. Ne brodai, verslininkai. Už parkingą 50 rupijų. Sumokėm, nuėjom į fortą. Čia bokštas tas tipo. Tai vietiniam 25 rupijas, užsieniečiam 300. Blemba, atrodo, nėra dideli pinigai. Bet tiesiog principo reikalas atrodo, blemba, kodėl šitiek daug nulupt palyginus, ne? Tipo, kad daugiau lupt iš užsieniečių tebūnie, bet šitiek daug, žodžiu, tai supykom biškį. Ir pavažiavom čia 50 metrų. Žiūrim, sakom, šiaip sau kažkur prieisim, kad tiesiog matytume gražų saulėlydį. Tai tada čia, sako, yra bokštelis, žodžiu. Sakom, kiek tas bokštelis? Tai sako, 50 rupijų. Tai va, kur 300, kur 50. Va, matau visą tą fortą. Fortas kas čia toks, toks kaip pilis, ne pilis, nežinau. Tai žodžiu, va, dar aukščiau viską matom, visą fortą matom. Ir va tokie vaizdeliai. Paplaukioja, laivelės. Va, vis dar funkcionuoja, aš kiek supratau. Va. Palmynai visur. Ir nedaug turistų, labai gerai. Va, saulytė šviečia, tuoj leisis. Va. Va, žodžiu. Taip, va. Viskas labai gražiai. Va, esam gudrus. Esam gudrus net ne savam krašte. Ir papūsktų mum. Va, tokia indiška šventyklą. Stojam. Atidaryta, žiūrim. Labai gražiai. Lankyklėlė. Reikia nusiaut batus, nes gali išvyti čia dažnai. Taigi, čia yra Sweet Lake vadinamas, saldusis ežeras. Ir jo, iš esmės ežeras prie pat jūros, labai karšta, reikia bėgti, nes smėlis yra degantis. Čia yra geriau, nes čia yra jau drėgmės. Tai iš esmės kokį vaizdą gauni jūrą dešinėje. Gali maudytis, gulti 70 centų visai dienai, 2 žmonėm, pasaka, o čia gauni mažą rojų, uždarą kampelį. Tai čia yra vadinamas saldusis ežeras. Tai čia yra pačioj šiaurės goloj, reikia 10 minučių eiti, neina privažiuoti čia. Tai tilčiukai yra, bet šiaip labai gražu. Labai faina, kad gali nusimaudyti po jūros ir užeiti į ežerą, nusimaudyti ežero vanduo nėra sūrus. Tai va vaizdą gaunam tokį, kur yra kaip mažas rojaus kampelis, kur yra palmės, žaluma, ežeras ir jeigu nori, tenai turi jūrą.
Vaizdą prasukam. Va, toksai. Vaizdas prasuktas. Jūra, ežeras, palmės, žaluma. Noriu parodyti krabą. Va, čia krabas, va, čik. Atrodo kaip pūkas koks būtų. Iš tikrųjų, va, jie tokius urviukus išsikasė. Va, čia taip ir gyvena. Čia dabar jau biškai geriau matęs. Prieš tai buvo baltas smėlis. Čia sunkiai matysi. Bet va, pilno va, visokių skylių, tai jie čia taip gyvena. Tik. Lyg ir nekando į koją. Va, buvom paplūdimy. 3 valandėlės. Bet ar tikrai čia ambo? Ambo? Nežinau. Daug rusų. Labai daug rusų. Į mumis net kreipės rusiškai. Nėra ko kaltinti, atrodom. Iš tų kraštų irgi. Baltukai. You want to eat food? Means you feel Pone gyvenimas. Tik tai, kad backpackinam, bet popai. Nesam tikri, bet sustojom. Man atrodo, kad čia auga ryžiai, nes toks dumblynas, biški vanduo, biški žemė ir va tokie. Nu, man atrodo, kad ryžiai. Tikiuosi. Nes jie čia šiaip turi savų ryžių. Tai va, važiuojam į stotį. Tokie vaizdeliai, ten toliau upė. Visai nieko. Džiungliškai taip atrodo. Taigi, esu traukinių stotį Gooj, kur vyksta baliai festivaliai kaip Palanga. Ir vyrų tualete nemokami prezervatyvai. Prašom, 5 prezervatyvai, 1 pakuotę. Kitose jokiose stotyse nemačiau, kad čia vakarėlių sostinė yra. Tai sveikas atvykęs, gali prireikti prezervatyvų. Va, policija Govo stotį Magdaon naktį tikrino lagaminus jaunimo. Kažką tai klausinėja, dokumentų tašo. Kitas policininkas buvo su beisbolkėm. Su lasda vaikšto tokia.